Sveikiname susitikimą skirtų paminėti Lietuvos nepriklausomybės dieną dalyvių. Labai prasminga, jo kelionę pradedate nuo aušros vartų. Nuo seno mūsų krašte pasitikima Marijos globa ir užtarimu. Neatsitiktinai Lietuva vadinama Marijos žeme. Melskime, kad Marija toliau globotų mūsų tėvynę ir jos žmones, o Dievas jos užtarimu ją laimintų ir saugotų. Padėsime auką, pavesdami mūsų tėvynę, Marijos globai, Dievo palaimai, o po to, po palaiminimo, prašome toliau, keliausime toliau link Basanavičiaus aikštės ir Basanavičiaus paminklo patekantį sustojimą. O mano motina ir mano valdovė, dangaus ir žemės karalienė, apdovanota didžiomis Dievo malonėmis ir labiausiai išaukštinta iš visų jo rankų kūrinių. Tu viską, ko tik nori, gali iš Dievo išprašyti. Ir šioje vietoje, kur esame susirinkę prie tavo stebuklingo paveikslo, tu daug kartų esi parodžiusi savo galią, duodama mums viltį būti tavo šalimis. O gailestingiausia ir galingiausia motina, ir dabar pažvelk į mus nusidėjus, sukurk karštą sūnaus meilę Lietuvos vaikų širdyse, kad jie gyvendami taikoje ir broliškoje vienybėje amžinai garbintų tavo sūnų Jėzų Kristų ir pasirinktų tave ypatingą krašto globėją. O Marija, globok ir gink mūsų Lietuvą. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Tai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Ir tie laimina jūsų šviesaukas, laimina jūsų veiklą, visą galintis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Nelydė jūs viešpaties malonė.